sakys. Norime būti suaugę, solidūs rimti. Tikimės tapti būtent tokie ateity. Metame viską ir imamės to, kas mums vaikystės svajonės tos. Esam šiandien negalvodami, kas bus rytoj. Aš tikiu, kad viskas bus gerai, kad mes gyvensim ilgai, laimingai ir gražiai. Aš taip noriu žinot, ką jūs galvojat apie tai. Sakau, būkim vaikai, svajokime kaip vaikai. Gerbiami žiūrovai, spektaklio metu prašome nefotografuoti ir nefilmuoti. Ar girdi tu, girdėjai, ką jis sakė? Dėdi ragelį lauk. Ne, galite filmuoti ir fotografuoti, nebent mus pažįstate asmeniškai. Šis spektaklis yra skirtas devintokam arba tiem, kurie yra be kažkada devintokai. 9 klasė jau 2 metus. Matysite istorijas, kurias galėjo vykti man, mano klasiokam ar netgi jums. Istorijos paremtas tikrais faktais. Taigi leiskite jums pristatyti tradicinį devintoką. Šitas truputį peraugęs, gal galima kitą? Gerai. Taigi, ką mokytojai, tėvai, suaugę žmonės galvoja, kas rūpi? Devintokui. Geras santykis su bendramžiais, ateities karjera. Taip pat, devintokui rūpi mokslai, geri pažymiai. Ką jūs nusišnekate? Visai ne tai. O dabar jūs sužinosit, kas iš tikrųjų rūpi šiuolaikiniam devintokui. Papai! Neipas! Šaibas. Svirbint! Geni! Ramiai, sėdai. Leiskite prisistatyti. Aš Gytė, šios klasės seniūnė. Ir kai tave išrenka seniūnė, visi galvoja, kad tu turi būti klasės lyderis, atsakyti visus klausimus ir viską padaryti laiku. O jeigu tu kažko nepadarai, gauni šios komentarus. Švabra! Kaušė. Eik iš gimtadienio! Tikiuosi salėje yra seniūnų ir supras, kaip Visiems pofi! Tai mano klasė ir spektaklį Pradedam! Pradėsime nuo darželio, boružėlių grupės. Labas vakaras, gerbiamas mamytės. Kaip džiugu, kad jūs sutikot. Aš noriu mamą! Taip, aš noriu mamą. Vaikeli. Kryž. Taigi mamytė švarma, pakentėt. Atsiprašau, mamytė. Aukrytė! Kas? Noriu kakų! Pakentėk, renginys vyksta. Taigi, šiandien yra mamyčių diena, kaip žinome, pati nuostabiausia diena pasaulyje. Ir mūsų nuostabus vaikučiai domai. Ir mūsų nuostabus vaikučiai jums paruošė pasirodymą. Jeigu galime, aplodismentais pasitikime mūsų mergaitės. Mergytės, šypsenos, pasitempiau. 3, 2, 1. Ant palangės tupi katinėlis. Katinėlio ūsai kaip sparnai. Ačiū mūsų mergaitės. O dabar į sceną kviečiame mūsų berniukus. Tokie visi gražūs šiandien, ar ne? Na, matau, kaip pirmas eilėraštis mamyta. Aš nuskinsiu mamytį žibuoklę, parnešiu namo takeliu ir garsiai Matau, kaip mano tėvai. O. Andute,
Man pertrauka. Vandutė! Nu kas yra? Aš tik apie dūmų atėjau. Eilinį kartą per koncertus apsišikam. Nesuprantam, nei vienų metų, kad kažkas neapsišiktų. Nu einam, valysi. Apsividuriavo dar. Putalė, mama šerė. Sėdėk dabar apsišykęs, nevalysi. Atsiprašau, mamytas, nu bet supraskit, mes dar maži esam, ar ne? Na, pirmiaukai pasiteka. 3, 2, 1. Koks boksas? Kaip ten yra? 3, 2, 1. Žibuoklės pražydo, šešėlis, šešėlis, žiedais. Tau, mano mamytė, gražiausi, gražiausi žiedai. Tau, mano mamytė, gražiausi, gražiausi žiedai. Susirinkusios, gero vakaro. Na ir pagaliau, mano gimtadienis! Man pagaliau suėjo 5 metai. 1, 2, 3, 4, 5! Man mama įdėjo šakočio ir sulčių. Aš į savo gimtadienį pasikviečiau Kasparą, Domantą, Žygimantą ir Erviną. Vaišinkitės. Man mama neleido valgyti šakočiam. Tai nevalgyk. Ir atėjo momentas nusipaveiksluoti su darželio auklyte. Na, vaikučiai, greitai, stori, nes tas vaikelį nori gražios nuotraukos. Vandutė, paklausyk, čia tada atšak. Nu tai mantas, nustokis tas berniukas. Aš nenoriu prie mergaitės fotkintis, nenoriu. Ervinai! Kamera. Žiūrėm į kamerą. 3, 2, 1. Labai gerai. Šaunuolius, smagu. Na ir atėjo momentas dovanoms. Aš tau dovanoju mašiną iš Maximas, kadangi 25 eurus. Opa, ačiū. Čia tau 5 eurų. Vokelis dar nuo mano gimtadienio. Su gimtadieniu. Jis kažkaip keistai prieina, nematau jokios dovanos, keistai lenkėsi. Tai buvo mano pirmasis bučinys, ne iš mergaitės, o iš berniuko. Nu, gimtadienis baigęs, greitai marš į lovas visi. Pagaliau ir man laisvas laikas. Auklytė, Kas yra? norit sėsti. Nu, bėg greitai, tada, greitai. Auklytė! Kas tau dabar yra? Auklytė labai spaudžia. Nu, taigi sakiau per gimtadienį, negerk daug Klausysiu, sulčių. Auklytė, prašau. Nu, bėg greitai, tik visų nepažadink. Čia aš. Ką čia darai? Įsiu. Atsisėdęs? Kas? Tu atsistok, kaip mano brolis daro. Tiesi trajektoriją. Tik saugokis, prašau, nes Auklytė pyks. Ir 1, 2, 3. Auklytė! Kas čia? Ervinas stoja, apsisiojo. Greitai, marš į lovą. Greitai, bandutė. Kas yra? Ervinas ant žemės prisisiojo, išvalyk čia tą betvarkę. Per koncertus mes šikam, per gimtadienius mes myšam taip. O man, aišku, viską reikia valyti. Jokių gimtadienių daugiau nebebus. Darželis yra darželis, o kieme buvo visai kitaip. 790. Bėgu ieškoti. Niekas nerado. Ką jūs, labas, labas, labas. Valok iš čia. Mes dar neradome. Einam kažką pažaisti. Gaudynių. Ne. Gal su dviračiais? Sprogus padangą negaliu. Einam šautuvais pašaudyti. Jo, aš garas. Aš negaliu. O tu su kuo man? Susiras. O gal nori kažkas su manim būti komandoj? Jūs būsite su manim komandoj. Imkit ginklą, taikykitės. Taikykitės. Ir šaunat. Šaukit.
Dabar kovosim prieš juos. Pasislėpkite ir žiūrėkite jūsų namų kalbą. Aš šoviau! Tik granatos suprotino būtų! Abudu suprotino granatos! Nemerkis, granatos suprotino viską! Viskas! Jeigu nušovėte ant žemės, ant žemės, būtų! Bet aš nenušovau! Ką čia darot? Mes supratau, ir vėl mano gėlės švydė. Visas, niekur nepabėgsit, einam pas motiną aiškintis. Einam. Nu, tavo vaikas, pasižiūrėk, kokį sūnų užauginai, ką? Ne, panelė, jūsų vaikas. Kada gėlės atsodinsit, ką? Tai dabar pasakykit, kur tu bėgi, kada gėlės atsodinsit? Aha, manęs taip lengvai neapgausit. Viskas, rašysiu pareiškimą policijai. Aš turiu barbę undinėlę. Mano barbė gali skraidyti. O aš turiu monstrę. Ir aš turiu monstrę. Turiu monstrę. O mano paprasta barbė. O mano iš vis berniukas. Jo. O davai, įsivedžiam Čerlį. Čerli, ar tu čia? Čerli, ar tu čia? Garsiau. Čerli, ar tu čia? Veiksmas vyksta 6 klasėje tualete. Ką tu? Klasės nevykėlis, eik iš čia. Turi ką pagarinti? Turiu, bet tau neduosiu. Kodėl? Eik iš čia, sakau tau. Taigi, porą bufų. Nebūtų. Tavo mama. Ką tu man pasakyk? Ta, ką girdėjai. Tai davai, po 8 pamokų, Tik prie baseino. Tik pabandyk, Davai. Va, tu pabandyk. Ką Pabandyk. 3:30 prie baseino. O, zdaro. Turi gal pagarint? Jo, apsižiūrėkit, tuoj parūkysim. Ne, nieko nėra. Davai, duok. Seniai, brolis, kyšę pavežė į žemę. Koks bombinis. Čia tas. Girdi, tu čia bazarini. A, tai tu čia bazarini. Ko čia žiūri? Ridenkis iš čia. Net tavo mama kredenčių. O, Lochas. eik iš čia. Mano mamos niekas nevarys. Manukai, kas tau atsitiko? Mama, Mums viskas bus gerai. Einam. Mama tai besąlygiška meilė mums. Būdami jauni, ne visada vertiname jos pagalbą ir paramą, nes manome, kad mūsų nuomonė yra teisingiausia ir kad viską žinome geriau. Mamos, duokit mums šiek tiek laiko užaugti ir suprasti, kas esame. Mes norime turėti savo erdvės ir kartais sprendimus priimti patys, net jei ir suklystame. Tačiau prisiminkite vieną, kad mes jūs be galo mylime ir vertiname, net jei ir užtrenkiame kambario durimis ir užsidedam ausines. Gerai, einam, nufilmuosim TikToką, man reikia kažkas palaikytų. Ateik, palaikysi. Tu nori? Gerai, ateik. Imk telefoną. Moki TikTokus filmuoti. Gerai, ateik arčiau. Filmuoji? Gerai. Savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. Did somebody Renegade. Kaip visada. Ko tu telefono nelaikei? Per tave vėl laikų negausiu. Dabar šiek tiek norėtume prisiminti apie 8 klasės laikotarpį. Tai tiesą pasakius, nei mes supratome, kokį tai iš mūsų norėjo, nei kiti suprato, ko mes iš jų norime. Bet galiausiai džiaugiamės, kad pragyvenom tai. Tai tiek apie šį laikotarpį. Ir pagaliau aš gimnazijoje. Pirmą kartą pamatau savo kursiokus ir aš
pagalvojau. Ir pagaliau normali klasė. Man ta klasiokė iškart labai nepatiko. Nieko gero čia nebus. Bet tas žalias švarkas iš tikrųjų gražus. Žalias švarkas tik rugsėjo 1 gražus. O man ta klasiok iš pirmo žingsnio patiko. Ar norite ją palydėsiu namo? Noriu. Palydėjau ją namo ir aš jas klausiu, ar galėčiau tave pabučiuoti? Geriau aš tave pabučiuosiu. Tai buvo mano antrasis bučinys. Nebe iš berniuko, o iš mylimosios mergaitės. Mes kaip mokiniai susidurėme su skirtingais mokytojais ir jų pamokomis. Per vienas pamokas girdime, kaip musės praskina, per kitas šėlstame ir darome nesąmonės. Mums, kaip mokiniams, yra labai neaiškios mokytojų sukurtos vertinimo sistemos. Mano draugelis surinko 11 taškų ir gavo 7, aš surinkau 12 taškų ir gavau 5. Ar yra logikos? Kitais atvejais Ir nuo mūsų neatsineštos kūno kultūros aprangos priklauso mūsų pažymiai. kartais pastabas gauname ir už savo smalsumą. Kai norime mokytojo paklausti klausimo, o jis tiesiog tave ignoruoja ir už tai gauni pastabą. Tai buvo ir man, užklausus klausimo, atsakymą nesulaukiau, o tai pastabą jinai rašė. Bet ir mokytojai gali suklysti. Klysti yra žmogiška. Man kaip mokiniui yra labai neaiški plius ir minuso sistema, o jums ji yra aiški. Sėdėjau per pamoką su Gyte. Visą pamoką mane kalbino, bet aš į ją nekreipiau dėmesio. Mokytoja jį nieko nesakė, o minusą man rašė. Arba dėstant naują temą, manęs paklausė klausimą, o aš dar nežinau atsakymą ir gaunu minusą. Ir dabar, pertrauka baigta, privalome eiti į pamoką. Labadiena, prašome sėstis. Pradėsime pamoką. Bazaro galūnas mokytas pušką nešioja. Traukime sąsiuvinius, tikrinsiu namų darbus. Bendroji reliatyvumo teorija. Jūs. Matau, čia su nieko nėra ko kalbėti. O, kaip čia formulė? A lygu 2 padalinti iš T. Gerai čia. S padalinti iš T. Nepadalinto kartu. Mokytojau, bet ant padalinti reikėjo jūsų lydą. Aš atsiprašau. Neatsiprašinėk, mangi neskauda. Va, aš turiu blogą nuojutą. Pauliau, Aš čia. turi sąsiuvinį? Taip turiu. Parodyk. Laikykis kolegą. Prašau. Gražus fizikos asilės. Tai kad čia istorijos. Atsiprašau. Nekenčiu melagijų. 2. Neverta. Skambutis mokytojams, o ne jums. Jau 46 metus pradirbęs, dar tokių balvonų nematęs. Lauk iš klasės. Mokytojau, gal galite nerašyti man tą dvetą? Man namuose bus šakės. Pas mane arba dirbi, arba nieko. Ką užsidirbi, tai ir gauni. Lauk. Aišku, gimnazija būna ir kitokių pamokų. Pavyzdžiui, kaip šita. Sveiki, myli vaikučiai. Na, kaip ir kiekvieną pamoką, atsistojam visi. Susisuksime su Vyte. Mokytojai, mes jau 9 klasėje, kokios saulytės, kiek galima. Nu, pamūkį pozityvą, nors truputį. Stojam visi. Sakiau, visi stojam.
Stojam. Ir susisukime visi sulytę. Padarykime širdelę. Ir pasidedam savo. Susukime draugui sulytę. Ir stiprią gražią. Mokytoja, ten vienas nesupras. Kaip tai? Visi darome. Širdelę pasidarom draugui. Ir dabar visi mesime į vidurį. 1, 2, 3. Pasigaunam. Pasidedam savo. Na, turėtų išmokti pasakoti ir kuprelio ištrauką iš vadovėlio. Lemba neišmokau šiaip. Ar jūs girdėjot? Domantukai. Ar aš girdėjau keiksmažodį? Žinai, aš keiksmažodį 10 centų. Gerai. Pauliau? Neišmokau. Nu, Pauliau, žinai, vienetas. Domai? Neišmokau. Vienetas. Nesipatys. Yra savanorių? Šunu, Gytė. Kupelis yra apie... Ačiū, Gytė, šaunuolė. 20 dar trūksta, bet 9 parašysiu. Na, dabar visi dirbsime savarankiškai. Atsivežite vadovėlę 10 puslapį. Pirma, antra užduotis. Kelių klausimą? Tau? Ne. Gimnazistai, bet darbui dar visai nepasiruošę. O davai kažką suvaidinam iš namų. Reikia tėčio, gerai, bandyrai, ta sesė ir brolis. Gerai, jūs du, bet tai reikia mamos. Merginos kažkuri. Oi, ne. Mama supyks, tai ne. Na tai išeikit, kas palieka. Andrius, 47 metų, dirba geležinkelyje. Katažina, 46 bedarbė, namų šeimininkė. Kamkytė, 11. Paulius, 15. 1, 2, 3. Aš nesuprantu, dirbu dieną vakarą, viską mamos tvarkau, valgyt ruošiu, o ką tu darai? Savo lovą čiopsai, žiūri savo tos tiktokus, instagramus, patiek, ką tu nors tu man. Nu kiek tu reiksi, darbo pilna telefonė. Koks darbo pilna telefonė, antram aukšte rasetę sutvarkyk. Netrukdykės vyrai. Eik į šoną. Kas iki šoną vaikam valgyt paruoš? Iš mokyklos grįžt. Galėjau geriau už Andriaus užtekėti daugiau už tavęs. Žiūrkė tu. Labas, mama. Labas, mama. O, sveiki, mano vaikučiai, babiručiai. Nu, kaip sveikas mokykloje, gavot kokių pažymių? Aš šiandien 10 gavau. O, tai vietai, nu tu mane visada nustebini, to neisi. O tu? Na, aš nieko gero. Kaip supras, Pauliau, kaip tai nieko gero? Net nenoriu, noriu. Parodyk vieną. Prašau. Vieną pastabą! Dvejasi pastabą! Nepyk. Kuom aš tai auginu, tu nori plaušų būtų šauktis? Aš nesuprantu tavęs! Einam pas tėvą! Einam! Aiškinkis! Labas, tėčiai. Labas, tėti. Babiručiai, mano labas, Tamytė, labas, Paulius, sūnau vienintelis, vyriausias mama. Ką mokykloje naujo? Aš šiandien 10 gavau. O šaunuolė didžiuojas, ką? Paulius. Nieko gero. O parodyk, aš su nors kartą mušęs. Esi. Meluoju, parodyk. Iš kur čia tokia pažymėjai? Nu taip gavosi. Nesuprantu, Pauliu. Nu nepyk, tėti. Ta pastabą gavo! Pastabą. Nu taip. Žinai, kas man storka. Nu nereikia. Klauk. Nenoriu. Klauk, tu sakau. Tėti, Aš Tamytė kambarį, ką klauk. A ką darysiu tai? Koks sūnus auga? Koks sūnus auga? Aš nenoriu. Einu į galvą. Nesuprantu tavęs! Tik valyk iš tavo tu! O tavim! Aš nusivyliau! Eik iš čia, ne tau subinė raudonuojas. Dabar viskas. Eik iš čia, sakau.
būna ir pirmasis skaudus išsiskyrimas. Ai, labas. Labas. Mums reikia pakalbėti. Apie ką? Manau, mums reikia išsiskirti. Taškas. Kodėl? Susitinkam pakalbėti. Nėra čia apie ką kalbėti. Taškas. Ištreik mano visas fotkės. Šauktukas. Aš pasikeisiu. Duok man dar vieną šansą. Aš ją tiesiog paignoravau. O, sveikas, seniai. Gal domus O, įlaužė? žiūrovo, Sveikas, kokie veidai. Primėski naujieną. Nu, Su savai pagaliau, išsiskyriau. pagaliau. Jūs taip vienas kitam netikot. Ji tokia kaušė buvo. Ir debilė. Gerai, Kas mylėjote, tas mane tikrai suprasite. Kaip sunku yra būti paliktai be jokio paaiškinimo. Tiesiog žinote, kad atšalo jausmai. Matai šviesą, tai girdi mano balsą, tai turi jautrį sielą, tai žinai tikrą tiesą, jei neleisiu skraidyti, jei norėsiu tave labiau apkabinti, tu labiausiai pasaulyje norėsi pabėgti. Ką? Kaip gali taip greitai atšalti jausmai? Juk dar vakar laikei mane už rankos ir sakei, kokia aš nuostabi. O šiandien gaunu žinutę, kad viskas. Ir tada prasideda tie nejuokingi draugelių bailiai. Kokia aš buvau bloga ir niekam tikusi. Ir iš draugių tas palaikymas nekoks. O dar, kai manęs nėra, jis dar ir apkalba. Ir aš tai labai jaučiu. Kaip taip gali būti? Kaip? Klasės valandėlė, kurioje stipriname klasės ryšį ir repetuojam krikštynams. Gerai, ateina krikštynos, mums reikia išsirinkti dainą, pagal kurią darysim vaidinimą. Ai, pati galvo. Eini, pažiūrėk, mūsų radau iš Lenkų rezervas. Už vieną 5. Ir tokio matą bausį. Nu, alio, nu ateina krikštynos, mums reikia daryti. Vyniok iš čia. Radviliškai rimčiausia. Žiūrėk, o jeigu paimtume tą dainą myliu? Eik tu gaidysas, myliu. Nu, negaidyk. Ką tu čia gaičiu vadini? Vėl Tu pyks. čia baimės jausmą praradęs, bertelį. Kas tu ir ką čia skundais? Nu gaidyk, kurva, laikyk. Ei, menai, eik lauk! Kaip suprast,
lochas? Ant drugelio užpuolė. Kas vien srovės, kas tu? Ei, ša, aš nesuprantu, jūs gražiai repetuoti nemokat. Ką jie čia nemoka? Seniūne, kraujas, išvalykit kažkas. Gerai, ką jūs tėvam pasakysit dėl jūsų veidų? Nu gerai, gal nieko nesako? Tai ką jūs pasakysit dėl jūsų veidų? Nu gerai, sugalvojau, aš ėjau iš tualetą, ėjau, atsidariau duris ir dėjau jam į briketus. Va, Ką tik grindis buvo išplautos, ėjau paslydau jam į akį. va, atmazai yra. Gerai, bent dainą išsirinkot? Nu tai galim nors į tą pačią mylių paimti. Gerai, eikit repetuoti. Ištrauka iš muzikos pamokos. Labadiena, pradėsime pamoką. Prasidainuokime. Labas rytas, Skirus oris skuba pro langą šitą. Labas rytas, ar tu man mylimus? gerai, užtenka. Eikit prašyti, nebijok. Mokytoja, žiūrėkit, mūsų auklėtės nėra, galbūt galima parepetuoti krikštynas? O ką jūs norite repetuoti? Tai mes turim dainelę, turim plakatą, kur užrašyta, mes mylime abitūrą. Nu, parodykis. Gerai, einam daryt. Bet tada atėjo man laikas kažkiek pajuokauti. Man reikės popierio. Tušinuką kažko. Sikliuot, klijuot. Gerai, ateikit visi. Visi. Priklijuot dar vieną. Jūs mokytoja pasiruošus? Pasiruošus. Gerai, 1, 2, 3 ir. Turbūt aš tave myliu, kažkas keistas jaudulys dabar. Mano krūtinį, mano meilę. Jo širdis neapgaus, mano siela priklauso nuo šiol tik tau myliu. Turbūt aš tave myliu, kažkas keistas jaudulys dabar. Mano krūtinį, mano meilę. Jo širdis neapgaus, mano siela priklauso nuo šiol tik tau myliu. Turbūt aš tave myliu, kažkas keistas jaudulys dabar. Mano krūtinį, mano meilę. Jo širdis neapgaus, mano siela priklauso nuo šiol tik tau. patinka mokytoja. Mano darbas. Viename filme buvo pasakyta, gyvenims ir debils. Bet ne, aš supratau, gyvenime mes kartais pasielgiam debiliškai. Neseniai. Kas čia dabar? Čia jau virš ribų. Suprantu, kad jums reikia repetuoti, bet painioti muzikos pamoką, repeticiją su biologijos pamoka, čia yra nenormalu. Kam jūs reikia? Viskas bus perduota auklėtojai, atiduodat šį meno kūrinį. Bet mokytoja, veskite knygą. Turbūt aš tave myliu, kažkas keistas jaudulys dabar. Mano krūtinį, mano meilę. Jo širdis neapgaus, mano siela priklauso nuo šiol tik tau. Ar jūs galvojat, kad devintoko auklėtojų būti yra lengva? Auklėtojas dirba 24 valandas. Prižiūri mus mokykloje, o kad mums nebūtų nuobodu, vežasi į ekskursijas, kurių metu gali nutikti įvairiausių dalykų. Para sutaiko. Net ir vaikinams susimušus juos išskyrė. Sprendžia mūsų psichologinės problemas, o kad mums nebūtų blogai, auklėtoja ne tik rūpinasi mūsų pažymiais, bet ir atsiprašinėja kitų mokytojų už mūsų pavėlavimus. Arba, pavyzdžiui, kaip muzikos pamokoje, parodėme savo dailės sugebėjimus, atrašinėja mūsų žinutės net ir naktį. Jis net neįsivaizduoja, su kokiamis mūsų nesąmonėmis susiduria mūsų auklėtojai. Bet žinot ką, ji mums vis tiek atleidžia ir myli, taip kaip mes mylime ją. Todėl dabar visi apkabinkite žmogų, kuris yra jūsų auklėta, arba sėdi šalia jūsų ir rūpinasi jumis lygiai taip pat, kaip mumis rūpinasi mūsų. Aš jūs myliu! Aš esu Saša iš Ukrainos. Turiu skaudžią gyvenimo istoriją, bet dar sunku apie tai kalbėti. Tai dar jūs šiandien neišgirsite. Kai mūsų namuose ramu,
ir tai susimastome, kokia tai brangi dovana. Kiekviena ramybės akimirka yra neįkainojama svajonė. Šių dienų įvykiai parodo, kad žmogui laisvė yra labai svarbi. Mokykla. Mokykla yra ne vien apie mokslus ir tikrai ne apie integruotas pamokas ar atnaujintas programas. Mokykla pirmiausia mums vieta, kur susitinkame draugus, pirmąją meilę, bučinį. Vieni aiškinasi santykių žodžiais, kitaip kumščiais. Be abejo, yra ir patyčių. Tėveliai, kad ir kaip mes su jumis nesutarėme, kad ir kaip su jumis elgiamės, žinokite, kad mes vis tiek jūs mylime ir gerbėme. Tad prašau, palaukite, kol mes užaugsime. Juk mes vis dar devintokai. Tad vertinkime, kas šalia mūsų, draugus, tėvus, laisvę. Nebijokime domėtis ir vertinkime kiekvieną gyvenimo akimirką. Aš tikiu, kad viskas bus gerai. Viskas bus gerai, kad mes gyvensim ilgai, laimingai ir gražiai. Aš taip noriu žinot, ką jūs galvojat apie tai. Sakau, būkim vaikai, svajokime kaip vaikai. Aš tikiu, kad viskas bus gerai, kad mes gyvensim ilgai, laimingai ir gražiai. Aš taip noriu žinot, ką jūs galvojat apie tai. Sakau, būkim vaikai, svajokime kaip vaikai.